Iškilo begalė egzistencinių klausimų. Pavyzdžiui, ar verta tesėti pažadus? Ar drąsu bijoti? O gal galima bijoti drąsiai? Kaip teisingai pjauti žolę? Kas geriau, ar lipti ant kalno ar eiti medžių viršūnėmis? Ar bus voveruškų prieš joninės? Kur rasti visus atsakymus? Neišneša galva. Taigi, žolė. Kaip geriau pjaut žolę? Tiesiai, trikampiais, kvadratais, o gal ratais? Reikia išsikelti tikslus ir išanalizuoti situaciją. Svarbiausia – estetika. Na, po to fizinis aktyvumas. Pjaunant tiesiai, nueini 4 kilometrus, o pjaunant ratais, nubėgi 4,5 kilometro paskui mašinką. Na ir žinoma, pasižiūrėti į savo darbo vaisius iš paukščio skrydžio. Nu ką, gražu? Super! Į mišką reikia eiti tyliai, kad neprisigaudytum erkių, kad neišlaistytum raskilų taurelių, kad neišgąsdintum pirmųjų voveruškių, kurios pas mus Norvegijoje vadinamos kantarelė. Jeigu miške sėdi tyliai, tai žiūrėk, koks barsukas išlenda ir visai tavęs nebijo. Gražuolis. Nu, kur išeini? Apie pažadus. Kodėl yra tradicijos ir norai sugrįžti į tą vietą, kuri paliko didelį įspūdį? Net atliekamos apeigos, o pavyzdžiui, įmeti monetą į fontaną, ežerą ar jūrą ir tikima, kad ten sugrįši. Arba tyčia palieki kokį nors daiktą. Taigi mes jokių apeigų neatlikom, bet tik žodžiu prisižadėjom ir ta mintis kirbėjo galvoj. Taigi varom į Omlį, kur buvom žiemą ir nepavyko įlipti į tą akmeninį cunamį. Įsivaizduoju, kad gali užlipti ir neferatą ant to kalno pasirinti. Tai va, mes su žygiu galėsim lipti feratą, tu galėsi patinai lipti. Gerai. Bet laikykimės nuoseklumo. Pirmiausia aplankėme Vrankfos šliuzus Telemarko kanale. Iš tikrųjų labai gražus šliuzas. O jeigu dar tuo metu būtų laivai leidžiami arba pakeliami, reginys būtų išvis superinis. Geruviai tokie. Šis šliuzas baigtas statyti beveik prieš 150 metų. Ir jisai turi 5 šliuzo kameras ir gali pakelti laivus aukštyn ir žemyn 23 metrus. Einam iki ten pažiūrėti. Yra skulptūrų miškas. Nuoga. Kaip pavadintum šitą skulptūrą? Aš pavadinčiau mudu abudu. O tu? Abudu mudu. Esti į avinėlių puotą.
Aprinokė jau. Apsistojom kažkur pakeliai, ne aikštelė čia, vietelė su gražiu vaizdu. O tokių vietelių šitam kely Drangedalsvajene arba FV109 begalė. Tikrai nakvynę galima rasti be problemų. Labas rytas. Čia kaip ir miške norisi būti tyliai. Kas ten žalės nepalatkė? Valtis. Man atrodo, ten valtis. Nešimės droną į viršų. Pažiūrėsim, koks svoris. Ir dabar supranti, kad akiniai užima tik tai vietą. O ar mes skrisim ar ne, tai neaišku, bet nusinešiu. Tegu mūsų varniukas, kad ir kupriniai pabus. Skarelė dedama ne iš mandrumo, o kad prakaitas į akis nebėgtų. Vai, kokia gyvačiukė mažytė. Bet tu žinai, kad jinai turi mamą ir tėtį, kurie netokie mažiukai. Nepledėja jau. Kelias baigėsi. Nors ir yra tvorelė, bet visas suolas apšalė. Reiks vasaros laukti. Kas ten yra, kas nors ant tos lentos? Pati viršūnėlė dar ne čia. Padarei skalbimą? Aš irgi padariau skalbimą, jau būt karštą. Keturi 30. Čia jau kaip ir viršūnė, turbūt, nes žiūronai yra, kur gali pasižiūrėti. Va ir lenta. Aš dar mačiau, kad kažkur kažkoks namelis yra. O Jezu, kaip čia karšta, kaip pirty. Gali pasiskaityti apie paukščiukus. Turėtų būti fainai pažiemą. Kailiukai. Netgi tapkės yra. Draugams. Ir šviesa, ir šiluma. Panašu, kad čia tualetas, bet čia nieks neįkasta. Naujas. Padarei, užpylei pjuvenom, nei kvapo. Greit viskas sutrešta. Mes esam biški bailiai. Lyg ir pučia, lyg ir nepučia, bet va užpučia vėjukas. Sakėm, reikėtų nors 2 metrus droną pakelti, vis tiek jau būtų vienas žingsnis į priekį. Bet jo aš jau atsinešiau, jau gerai. Bet
Nu va, dabar nepučia. Bet užpučia taip, iš karto. Jaučiu, kieme dar skraidysim. Nu, ir visiškai jis ne geltonas. Negalėjai patikėti, kad gamtoj tokių spalvų būna. Geltonas, o dabar pilkas, kaip ir visi kalnai. Ką kartais reiškia apšvietimas ir nuotaika ir nusiteikimas. Mūsų tsunamis. Nu, jau čia gal ir nebegrįšim daugiau. Jau skolą atidavėm, nes buvom ne iki galo padarė savo darbą, dabar jau viskas. Jau nebegrįšim. Čia ne tas kalnas, kur norisi daug kartų lipti. Išsimaudėm upėj. Vanduo buvo nesveikai šaltas. Tai tik iššokom ir iššokom. Nusiplovėm prakaitai, dabar važiuojam toliau kur, neaišku. Tai būna. Patyrinėję žemėlapį radom, jog už 80 km yra toks Tretopstien, arba kitaip sakant, takas medžių viršūnėmis Fyrės dalyje. Pasirinkom 355 kelią. Nu labai gražus, vaizdai pasakiški. Nu bet pats kelias tai toks kratalas. Nu jis nedobėtas, bet lyg važiuotum per užšalusias bangas. Nu, kava pati išsimaišo puodeliuose. Ginta sako, kaip gražiai supjauta ir padaryta. Nu, išraizgyta čia toli, kažkur matosi per krūmus, per medžius. Šeštadienis, o žmogaus nei vieno. Tikrai gal dėl mūsų pastatė. Gintas va džiaugiasi visą konstrukciją, eina čiupinėja, žiūrinėja, gal pastatys namie kokį taką. Brokas ar kas ką čia žiūri? Ne brokas. Leidė. Kiekvieną lentelę? Kad vakirai. Apatinė vidų lentelė, jinai prisukta prie šito. Aha. Tačiau iškapsuotas vidus, kaip pablogas ir išdėtas. Ir jokių varžtų į išorę nėra. Viskas yra viduj. Šio tako idėja labai graži, kurią įgyvendino vietinė komuna su Danų architektų biuru. Šiuo taku gali naudotis visi, ir šeimos su vežimėliais, ir žmonės su judėjimo negalia. Ir visa projekto statyba kainavo apie 15,5 milijono norvegiškų kronų. Tako ilgis yra 1,23 metrai. Aukščiausias taškas 16 metrų virš žemės. Puikiai padaryta viskas. Ir malkų atnešta, patiem neštis nereikia. Ir laužavietės. Ir dar viena laužavietė, jeigu kelios kompanijos. Super. Įspūdinga. Nuotraukose mačiau, bet negalvau, kad taip įspūdingai viskas atrodys. Trumpas posėdis ir dienos aptarimas. Tolimesni planai. Išsimaudyti nepavyko. Važiuosim toliau link namų ir pakeliui link vienos kasyklos. Kadangi vakaras, viskas uždaryta, tai šiaip pašliaužėjom apylinkėmis ir tiek. Bet ten tai irgi kažkokia vat ant kalno yra konstrukcija. Kažkodėl visada norisi sustoti Dalino apžvalgos aikštelėje. Nu, vaizdas čia irgi labai gražus.
Bet pažiūrėjom į laikrodį, 9:30, tai reikia kažkur susirasti nakvynę ir dar pavalgyt, ne per vėlu. Nu ką, dar viena naktelė. Vakarienė. Vakarienė, dešrelės ir kopūstų salotos. Nu, Ir per trumpą savaitgalį gali gerokai išvėdinti galvą ir išspręsti per darbo savaitę iškilusius visus egzistencinius klausimus. Taigi pirmadienis atrodo kaip šviesus rytojus, kaip naujas švarus ir šviežias lapas, kur vėl galėsi pradėti rašyti iš naujo visus tau iškilusius klausimus. O dabar šokam į keltą, persikeliam per 5 minutės per pačią siauriausią Drameno fjordo vietą ir būtent šitoj vietoje yra pati stipriausia srovė ir iki namų beliks 30 km. Taip aplenkėme Drameno miestą. Ir pradedam tikrinti, ar atidarytas Oslo fjordo tunelis, kuris labai dažnai būna uždarytas. Viskas pavyko puikiai. Nuostabus savaitgalis. Kaip visada.